Sveiki visi, šiandien konservuosime įvairias žuvelės. Turiu raudžių, lyną ir dar visokių kitokių. Taip pat reikės pipirų, aliejaus, druskos, cukraus, pomidorų, svogūnų, morkų ir paprikos. Šį kartą dėsiu daugiau daržovių ir konservuosiu, nes atsibodo jau kepti. Ir labai gerai, pavyzdžiui, pasimti kelionę konservuotas, tiesiog atidarai ir valgai. Pirmiausia, susipjaustom svogūnus. Per pusę. Dar per pusę. Kuriam ugnį, įkaitinam keptuvę, pilam truputį aliejos. Dar neįkaito, turi pradėti čirškėti. Na štai svogūnas jau čirška. Dedam likusius ir apkepam truputį. Dabar su stambia tarka susitarkuojam morkas. Svogūnai apkepė. Dabar dedam čia morkas. Ir taip pat apkepam kartu su svogūnais. O truputį suminkštės. Dabar sutarkuojam pomidorus. Tiesiog imam su žieve ir tarkuojam. Išpjaunam tiesą viduriuką. Ir žievelė štai lieka rankose. Dar gerai nutarkuojam visą mėsą. Ir žievelė štai liko. Jinai mums nereikalinga, ją išmetam tiesiog. Morkos su svogūnais beveik iškepė. Dabar imam, pjaustom papriką. Dedam į morkas. Pilam likusį aliejų. Maždaug tokiais gabaliukais.
Kepam dabar kelias minutės papriką. Įlam čia cukrų. Druską. Cukraus šaukštas. Druskos maždaug 2. Be kaupo. Daržovės turi būti truputį suresnės, dėl to, kad žuvies nesūdysim. Štai. Ir paskui dar galima paragauti daržovės. Dedam pomidorus tarkuotus. Išmaišom. Ir patroškinam 15 minučių pamaišydami. Dabar, kol daržovės troškinasi, susipjaustom žuvelės. Pjausti su mažesniais gabaliukais. Jokių uodegų ar pelekų nupjauti nereikia šitokiom mažutėm. Bus daugiau kalcio. Jos susitroškins. Tiesiog ir nesijaus. Šitą didesnį. Tai galima nupjauti tuos pelekus, nes storesni kaulai. Ir jeigu vienas kitas kauliukas ten bus didesnis, tai nieko baisaus. Tai. Ir dabar supjaustam, bet lynas duos gerą skonį. Tiesiog supjaustau tokiais gabaliukais nedideliais. Vos nepamiršau. Štai mano knygutė, pirmoji, geriausi konservavimo receptai. Tai čia yra visi būtiniausi receptai. Tai yra ir daržovės, ir grybai, ir sriubos, ir paštetai, ir mėsa. Čia rasit visko, ko tik reikia, būtiniausi receptai. Taip kad siūlau įsigyti, kol dar nesibaigia, labai pigiai. Nuorodas rašysite apačioje po video arba mano puslapio aprašyme. Tai štai. Dabar imam, dedam po 5 žirnelius čia kiekvieną stiklainį pipirų. Aš dedu visokių, gali dėti ir juodus. Tik tais. Dedam čia daržovių. Galima 2 šaukštus. Palyginam. Taip pat dedam žuvelės. Dedu lyną. Ir kitokių žuvelių. Visas po lyno.
kitokių. Lyginam. Dabar vėl daržovių. Į stiklainius reikia pridėti daržovių tiek, kad nebūtų visai iki viršaus. Reikia dadėti maždaug iki čia, nes kitaip gali iššaudyti, kaip kaitinsis. Ir būtinai pažiūrėkit, kaip daržovės kokio surumo. Turi būti vos surokos, nes žuvis yra nesūdyta. Ir vėl dedam žuvelę. Ir taip iki galo. Skysčio taip pat užpilam. Taip pat reikia patrumpuoti, kad nebūtų tam tarpu, kad neliktų. Nu štai, pas mane gavosi kaip tik. Dabar būtinai čia pravalom. Jeigu apsitaškė, štai, vis tiek kažkiek tai apsitaško, nes paskui čia prikepa. Ir tada, kai reikia išplauti, tai labai sudėtingai. Reikia grandyti tiesiog. Paprasčiau yra dabar, štai. Uždarom. Ir statome į puodą. Būtinai įtiesim rankšluostį į puodą, nes dangteliai šokinės, kai virs, ir gali tiesiog sutrūkti, jeigu nebus rankšluosčio. Ir vandens pripilam kažkur tai iki čia, daugiau kaip pusę. Vanduo užpiltas, kūriam ugnį, uždarom dangtį. Tai turi būti gerai uždaryta. Ir skaičiuojam valandą, kai pradės eit garas iš čia. Ir po to, po valandos, šitie konservai turi atšalti puode. Kai visiškai turi atšalti, tada gerai laikysis. Negalima išimti dar karštų iš puodo. Konservai paruošti, atšalo pilnai. Pastovėjo šaldytuve. Atrodo puikiai. Štai. Žuvelė užsikonservavus, kaip turi būti, daržovės, tik atidarai ir valgai. Arba vaišini svečius, jeigu jiem dar liks. Taip kad ragaukit, skanaus ir sėkmės. Tai tikrai labai puiku. Ir svarbiausia, nieko nekainuoja, mažų žuvytės. Dabar dar atidarysim vieną paragauti. Štai kaip atrodo. Atrodo skaniai. Paragaujam šito daržovių. Labai skanu, žinokit. Visko kaip tik. Dabar žuvelė. Žuvelė irgi labai skanu. Galima pamaišyti prieš valgant. Dedam į indą. Labai tinka tarp kitko paprika. Išmaišom, kad visur pasiskirstytų žuvelė.
Jeigu liks kažkur tai didesnių kaulų, nes yra ir stambesnių žuvelių, tai nieko baisaus. Svarbu geras skonis. O skonis tikrai geras. Paprika labai tinka. Taip kad su bulvėm, su duona atidarai, iš karto ir valgai. Tiesiog pasaka. Taip kad skanaus dar kartą ir sėkmės. Gaudykit, konservuokit, valgykit.